VDU mokslininkai sukūrė tiksliosios tiesioginės žieminių kviečių sėjos technologijos valdymo modelio prototipą, kurį galite gyvai apžiūrėti VDU prototipų erdvėje. Siekiant sumažinti kviečių sėklų sąnaudas ir prisitaikyti prie nevienalyčių laukų skirtingų dirvožemio savybių kintamumo, svarbu užtikrinti sėklos guliavietės optimalų maitinimo plotą, gylį, sudygimą, vystymąsi, derlingumą ir jo kokybę. Aktualus yra kintamos normos ir kintamo gylio tiksliosios tiesioginės žieminių kviečių sėjos valdymo modelio taikymas. Naudojant daugiafunkcinius ultravioletinių spindulių, optinius matomos šviesos, artimosios infraraudonosios spinduliuotės, spektroskopijos jutiklius, fiksuojant sugeriamas ir atspindimas šviesos bangas, sukuriami algoritmai, kuriuos taikant sudaromi kintamos normos bei kintamo gylio sėjos žemėlapiai. Kintamos normos ir gylio sėjos sistemą sudaro GPS ir RTK imtuvas, kabinos ekranas su galimybė įkelti ir vykdyti receptinius žemėlapius, rinkti duomenis ir realiu laiku pateikti sėjos proceso informaciją operatoriui. Bendrieji erdviniai lauko duomenų sluoksniai apima dirvožemio savybių žemėlapius, lauko reljefo duomenis, praeitais metais augintų augalų derlingumo žemėlapius. Naudojant programinį įrangą ir taikant algoritmus, sistema siunčia signalą sėjamosios hidrauliniai pavarai atitinkamai keisti sėjamosios sėklų normą ir gylį realiu laiku. Parinkus sėjos mašiną vykdoma tikslioji tiesioginė žieminių kviečių kintamos normos ir gylio sėja pagal skirtingas dirvožemio savybės suskirstytas lauko zonas. Naujas metodas padidina ūkio tvarumą, optimizuoja įterpiamų žieminių kviečių sėklų kiekius, jų pasiskirstymą guliavietėje, gerina sėklų sudygimą, didina grūdų produktyvumą, kokybę ir ekonominį efektyvumą.